Paskutinės sezono rungtynės, jos šiek tiek man priminė galbūt ir visą sezoną Sūduvos. Na, aišku, skirtumų yra vienos rungtynės ir visas sezonas, bet šiaip žaidimas neblogas, buvo labai gražių momentų, tačiau galutinio to rezultato, kuris visus tenkintų, na, šiek tiek, bet pritrūko jam pasiekti. Visų pirma, noriu pasveikinti Hegelman užėmus antrą vietą. Kauno Žalgiriui užėmus pirmą vietą, Vilniaus Žalgiriui užėmus trečią vietą. Sveikinu savo komandą užėmus pirmą vietą, bet už podimo. Kas liečia pačias rungtynės, jos tikrai nebuvo blogos iš mūsų pusės, vaikinai stengiasi ir kovojo, įmušėm įvartį, gaila praleidom tuos įvarčius, mano nuomonė tokie pigus įvarčiai, galbūt truputį aš irgi klaidą padariau, kad nors jau buvom suplanavę keitimus, bet reikėjo dar porą minučių palaukti po įvarčio, kad ta tokia banga galbūt būtų praėjus, bet žinot, dabar jau lengva kažką pakalbėti, bet aš manau tai tiek. Na, minėjau po praeitų rungtynių, kuomet jau praradot šansus pakovoti dėl vietos Europos, kad gana gali būti sudėtinga nuteikti komandą rungtynėms. Tačiau šiandien, kaip pamačiau, kad pradžioje rungtynių daugiau nei pusės ir galių susirinkusių yra Sūduvos atributika, kažkaip pagalvojau, kad ir dėl žaidėjų nusiteikimo bėdų nebus. Nu, tai turbūt, visų pirma, irgi noriu padėkoti irgi saviems ir galim, kur šiais metais tikrai palaikė, ne tik namų rungtynėse, bet ir išvykose. Ir tikrai žaidėjom tas prideda papildomų jėgų. Kas liečia paskutinės rungtynės, kalbėjom, kad negalim sugadinti neblogo sezono paskutiniam rungtynėm. Matėm šiandieną aikštėj. Žaidimas geras, bet už gerą žaidimą taškų neduoda. Taip kad truputį gaila, kad paskutinės rungtynės pralaimėjom, bet toks futbolas. Sakoma, kad kiekvienos rungtynės yra patirtis ir pačiam kaip treneriui, kaip galvojat, ką šis sezonas davė, na ir ką atėmė. Atėmė turbūt daug nervų ląstelių. Nervų ne tik šitas sezonas atima treneriam, taip kad prieš sezoną būčiau paėmęs 4. vietą, bet eiga parodė, kad galėjom kažkur gal prie truputį sėkmės, prie galbūt tas toks situacijų išnaudojimas atakui kažkiek būtų pagelbėjęs tų rungtynių, kur lygiom sužaidėm, jeigu būtų nors porą tų rungtynių virtę pergalėm, gal būtų lengviau, bet yra kaip yra. Na, po sezono dauguma žaidėjų švenčia, ruošiasi atostogų, perka kelialapius, o kokiagi trenerių? Irgi panašiai viskas vyksta ar visai kiti reikalai? Ne, skirtingai, žinot, tai aš kaip iš namų išvažiavęs, tai man grįžt namo kaip šventė, kaip atostogos, taip kad tai vaikinai po sunkaus sezono, kur žinot, nuo sausio mėnesio be pertraukų vasarą nėra poilsio, taip kad tikrai reikalingas ir poilsis. Ar jau galbūt kalbėjot su klubo vadovybė, kaip sakoma, sezonas baigėsi ir prasideda iš karto pasiruošimas naujam sezonui. Ar jau buvo pokalbių, ar galbūt susitiksite, kalbėsite? Tokio rimtesnių pokalbių dar nebuvo, žiūrėsim dabar paskutinės rungtynės, matysim ateityje, kaip tas viskas vyks, dabar reikia ramiai užbaigėm sezoną, šiandien su komanda pasidėsim ir matysim, kaip bus toliau. Tai gero ir turiningų pasidėjimų. Treneri, prisimenant sezono pradžioje, kiek interviu davėt, sakėt, 4 žaidėjus radau su kontraktais, dar taip nebuvo ta situacija, turit paaiškinimą, kaip pavyko tas, kad daeiti iki to, kad likus 2 turams dar komanda į 2. vietą realiai pretenduoja. Nebuvo lengvas tas pasiruošimo sezonas, kaip jau minėjot, kad ten keli tik žaidėjai buvo su kontraktais, bet stengiamės visi klubai, ieškojom žaidėjų. Manau, pavyko tikrai sukomplektuoti neblogą komandą ir didelis ačiū
kapitonui, kuris savo patirtim tą Rūbinę laikė visą sezoną. O ta Rūbinė, manau, tokį žaidėjai tarpusavį pagavo flow ir nebuvo didelio skirtumo, kuris žaidėm kaip komanda. tą visą laiką akcentuoju ir manau, gan neblogai pavyko. Spėju, kad kito tokio sezono dar karjeroje ir neturėjot, kad tarkim 4 gynėjai beveik be keitimų žaistų, 2 vidurio gynėjai, 2 kraštai, ten jeigu jau reikia, tai atraminius atitraukinėjat, ten Žygimantą iš krašto į vidurį stumėt, nežinau, pats turit paaiškinimą, kaip pavyko su 4 gynėjais tokį sezoną sužaist, ar gal čia kažkas optimalaus net gal? Ne, dviejonių prie sezono buvo, kad gali būti, žinot, traumos kortelės, bet kaip matėm, Živanovičius baigė sezoną su 3 kortelėm, praleido tik tais 1,5 rungtynės, tai mano nuomonė irgi unikumas, Beneta vidurio gynėjas aplamai be geltonų kortelių. Kažkaip tos traumos tų gynėjų taip, kažkur šono aplinkimus, tai galima sakyti, turėjom, rizikos buvo, bet kaip matėm, viskas gerai, kas gerai baigėsi. Visi žiūrovai mato, ekspertai akivaizdžiai, kad ne vieną kartą buvo sakyta, kad yra itin pataikyta su legionieriais. Matot, kažkas labai gal džiugino, ten Amaras, Franklinas, tarkim, iš pradžių net į starto sudėtį nepatekdavo, po to jie tapo jau sezono antroje pusėje nepakeičiami. Iš esmės, turit kažkokius žaidėjus, kurie ypatingai nudžiugino, gal atradimais, gal net jūs nustebino kažką? Ne, nustebino mane visa komanda, ne taip, kad atskiri žaidėjai. Nėra lengva suklijuoti komandą naują, kuri ir kaip minėjot, ir Amaras, ir Franklinas. Reikia laiko kiekvienam žaidėjui atvykstančiam į naują komandą, tuo labiau, kad jie nebuvo per daug kažkur žaidę ar ne per daug žinomi žaidėjai, bet po truputį žingsnis po žingsnio. Mano nuomonė, svarbiausia, kad įsiklausydavo į mūsų patarimus ir klausydavo, ko iš jų norim. Ir aišku, buvo ne vienas pokalbis ir ateidavo, klausdavo, ko trūksta, kad žaistų ir treniruotėse neturi nei vienam priekaištų, kiekvienas žaidėjas atsiduodavo 100% ir tik tais savo sunkių darbų kiekvienas pasiekė tą ar pagrindinę sudėtį, ar kad ir išeidami į aikštę po keitimo, taip kad mano nuomonė visa komanda nustebino. Gynyba antra pagal praleistus įvarčius Sūduva, man atrodo, mažiau tik tai gal Kauno Žalgiris praleidęs yra. Turit, nežinau, koks receptas yra? Gynyba be abejo esat patenkintas, kai toks rezultatas. Kodėl taip puikiai pavyko? Jo, visi sako, jo, gynyba, bet ginasi visa komanda. Taip kad tikrai daug naštos nuo gynėjų linijos nuėmė ir saugai, ir tie patys puliai, kur žaisdavom aukštų presingų ir jeigu prisimenant, aišku, ilgas sezonas, tų rungtynių daug, ne kiekvienose rungtynėse tas pavykdavo, bet daugumoje rungtynių priešininkai neturėdavo tų situacijų daug prie mūsų vartų, taip kad čia visos komandos nuopelnas, ta prasme ne tik gynybos linijos, bet visa komanda dirbo tam, kad priešininkam neleis sukurt daug situacijų prie savų vartų. Turbūt svajojant apie dar aukštesnę vietą, kurios visi galiausiai pradėjom norėti, ten gal, kas ir gali rašo, komentuoja irgi, turbūt tuo užbaigimo vietom pritrūko vieną kitą kartą, kad net iš nuostabių progų įmušti iki vartus pataikyti, gal šiek tiek to gilio puolimo grandį pritrūko galutiniam rezultatui dar geresniam, negu nors jis ir taip geras. Natūralu, kad eigoj čempionato, kada tu randiesi lentelės viršui ir to noro buvo, bet kaip minėjau, situacijų susikurdavom ir
kiek prisimenu rungtynių, kaip minėjau, jeigu priešininkam neleisdavom daug susikurt, patys susikurdom, o jas tas progas reikia išnaudoti, bet kai kur, kaip minėjot, trūksta. Kažkur meistriškumo, kažkur sėkmės, taip kad yra kaip yra. Ir po gero sezono treneriai sako dažniausiai, kad norėtų išsaugoti visą komandą, kaip jūsų mintis, jeigu žvelgiant į ateitį. Nu jo, tai aš irgi labai norėčiau, nors, kaip pasakyti, nors tą visą brandulį, žinot, kai statai namą, tada kažkur eigoje, jeigu kažkas nors nepatinka, kažką gali pakeisti, kažką, kai sakau, sienas kitai perdažyti ar lempą pakeisti. Taip, kad numatysim, sakau, sunku dabar kažką pasakyti, nes, žinot, Lietuvoje, kaip jau noriu, visi klubai tokias problemas turi, kad 2 mėnesius žaidėjai be kontraktų gali ieškotis komandų, taip kad sausio mėnesį gali tą namą turbūt reikia statyti iš naujo. Trenerį, su kolega kalbėjau, tai minėjau, kad su komanda važiuos pasėdėti, turbūt laukia toks sidabrų nuspalvintas pasėdėjimas ir jūsų komanda. Na be abejo, visi laukiam sezono pabaigos, ne tik dėl to, kad pasėdėti. Laukiam, tikėjomės ir gal norėčiau pirmą pasveikinti komandą ir mūsų nedidelę grupę žiūrovus ir galių su sezono pabaiga ir turbūt nėra taip lengva atkartoti būtent tokį patį sezoną, kokį mes turėjome ir praeitais metais. Taškų skaičium finalas, vėl praloštas finalas, skaudu, bet šiais metais mes turėjom daugiausia pergalių per klubo istoriją A lygoje. Tai šiais metais mes lygiom praktiškai nežaidėm, tai būdavo arba pergalės, arba buvo pralaimėjimai. Tai sveikinimai komandai, kuri, manau, po pralaimėto finalo tikrai buvom, negaliu pasakyti, kad įkritę į kažkokią tai duobę, bet tie rezultatai nebuvo tokie, kurie mums garantuotų ramią sezono pabaigą. Ir džiaugiuosi, kad komanda išlaikė tą spaudimą, nes Žalgiris kiekvieną kartą vis žaisdavo prieš mus ir jie žaisdavo gerai, pergalės. Visą laiką tas spaudimas jautėsi ir nors ir šiandien jautėmės, kad ta europinė vieta yra, bet tikrai būtų, sakyčiau, tikrai skaudu, nes jeigu būtume užėmę 3 vietą, nes viso sezono metu mes gana komfortiškai buvome antroje vietoje ir jaučiuosi kaip pralaimėjęs, jeigu tai būtų atsitikę. Tai džiaugiuosi, kad komanda atlaikė tą spaudimą ir pasiekėm bent jau 2 vietą. Irgi finišas unikalus gavosi. Prieš tai buvo rungtynė su Vilniaus Žalgiriu, su tiesioginiais konkurentais, o vyšnia ant tortuko rungtynė su Sūduva. Nors Sūduvai tos rungtynės kaip ir turnyrinė prasme nieko jau nelėmė. Tačiau Sūduva buvo komanda, kuri 3 kart buvo jūs nugalėjus. Ar tą priminėt vaikinam, ar to priminti nereikėjo Rūbinį? Ne, kaip priminta buvo, aišku, be abejo, nes čia gal net nereikia priminti, nes visi mes žinome ir gal nuoširdžiai norėčiau pasakyti, kad Sūduva šiais metais tikrai viena iš geriausių, įdomiausių ir tokių komandų, kuri prieš lyderius turbūt gal tik tai prieš mus pralaimėjo 1 kartą, nes prieš Kauno Žalgirį net nežinau, turbūt nėra pralaimėjus. Tai ir šiandien matėsi, kad komandai gal ir nieko tos rungtynės nelėmė, bet jie buvo gana gyvi aikštėje, ta žaidėjų rotacija, kaip jie kontroliuoja kamuolį, mes visą laiką jautėmės, kad kažkur tai grėsmė gali atsirasti, bet sakau, žaidėjai atlaikė tikrai tą spaudimą ir gal gavom tą spyrį, kai prasileidom įvartį ir komanda visiškai kitaip pradėjo žaisti. Džiaugiuosi už tą reakciją irgi, tai smagu laimėti paskutinės rungtynės ir garantuoti savo sidabro medalius. Užsiminiau ir klausdamas Donato, apie kuo skiriasi žaidėjų trenerių poilsiai, neabejotinai skiriasi, nes ir poreikiai kiti, ir situacijos kitos. Ar pats irgi ruošite šiek tiek pailsėti, atitrūkti nuo futbolo, ar visiškai išsivalyti galvos nepavyksta? Ne, būtinai reikia. Aš turbūt 1 kartą per 5 metus laukiau sezono pabaigos, nes čia vis kartojasi ir
tas praloštas finalas tikrai davė man biškį per pasitikėjimą, gal ne per pasitikėjimą, bet nuotaikos buvo tikrai nekokios šitos paskutinius 2 mėnesius, bet reikėjo susiimti, neparodyti tai, reikėjo nuteikti komandą, kuri tikrai reagavo gana gerai į visą šitą situaciją. Tai ką, gero poilsio, sidabrinio poilsio, na ir naujų iššūkių ateityje. Žiūrėsim, ačiū.